kažko tai nesusiderinom, nesusišnekėjom. Norim pasveikinti visus susirinkusius į seminarą ir šio seminaro tema, tai tų interaktyvių lentų, naujos kartos interaktyvių lentų taikymas studijų procese ir taip pat parodysim, pademonstruosim keletą, sakykime, tokių įdomesnių multimedija priemonių. Tai apie interaktyves lentas mes turim šiandien firmos atstovą Prestigio, čia kur kaip tik tos lentos šeimininkai. Pabandysim visą tą seminarą tuo pačiu dar ir įrašyti ir pratransliuoti per lentus, kad turėtumėm įrašą tiems, kurie negalėjo sudalyvauti. O pradžiai norėčiau tada pakviesti firmos atstovą Žilviną Šuliauską, papasakoti, pademonstruoti ir supažindinti su tom interaktyviom lentom. Šiaip geriausia būtų stovėti ten kažkur prieš lentinę kamerą. Maždaug taip. Gerai, pasitengsim. Aišku, rašant tekstą ir užstau truputėlį karts nuo karto, bet... Taigi, laba diena. Kaip jau minėjo Gytis, mano vardas Žilvinas, pavardė Šuliauskas. Atstovauju kompaniją Prestigio Lietuvoje ir tuos sprendimus, vieną, kurių čia matote. Tikiu, jog pats prekinis ženklas Prestigio vardas jums yra girdėtas tikriausiai iš tos dalies produktų, kurie yra skirti namų vartotojams, tai yra išmanūs telefonai, planšetiniai kompiuteriai ir panašūs dalykai. Tai čia yra kita Prestigio veiklos sritis, apie kurią žinot tikriausiai mažiau arba iki šiol vis nebuvo girdėję. Sprendimai verslui, sprendimai švietimui. Ir vienas iš produktų arba viena iš sričių produktų, ar ne, tai yra interaktyvūs ekranai, interaktyvios lentos. Vėlgi, Prestigio ne tik tai siūlo vieną produktą ir viskas, Prestigio turi savo sprendimų, kurie galbūt netgi daugiau klasėms yra skirti, kurie dirba jungia kompiuterius, planšetinius kompiuterius, paprastus kompiuterius su interaktyviom lentom, leidžia juos valdyti ir lengviau dirbti. Šiuo atveju šiandienos mano idėja, sakykime, prezentacijos ir pati tema pristatyti konkrečiai interaktyvią lentą. Su interaktyviom lentom tikrai esate susidūrę ir matęs. Tai čia truputėlį kitokia koncepcija, sakykime, populiariausia iki šiol buvo, jeigu kalbam apie Lietuvą su projektorium, ar ne, mes čia projektorius neturim. Turim ekraną tokį, koks jis yra, kuris pats rodo iš savęs, šviečia iš savęs. Plus mes jį galim kabinti ant sienos, galim mobiliai, kaip dabar ant ratukų pastatyti. Tai vėlgi, iš esmės tai yra ne kas kita kaip didelis planšetinis kompiuteris. Tai yra all-in-one, taip vadinamas, viskas viename. Ne? Mes turim ekraną, kurį galime liesti ar ne, ir taip valdyti kompiuterį, mes turim integruotą kompiuterį. Tai, kad čia yra laidų prijungta kitų, tai dar nereiškia, kad tai yra kažkoks kompiuteris prijungtas, iš kurio mes tai matome. Išorinis. Taip yra pajungtas vienas kompiuteris, kurio ekrano vaizdo mes dabar nematom, bet esant reikalui prie šio įrenginio galime prijungti kitus kompiuterius. Ir galime prijungti ne tik, kad transliuotų vaizdą, galim padaryti taip, kad jūsų kompiuteris, kuris neturi lietimų jautraus ekrano, visas tas lietimas veiktų šioje lentoje. Tai aš turiu tokią trumpą prezentaciją, kurią norėsiu parodyti, ir tos prezentacijos metu, sakykime, vėlgi niekada nėra taip, kad aš tą prezentaciją rodau vienodai, arba tik tai stoviu ir spaudau next, ir dar kažką panašaus. Vėlgi norėsiu visuomet parodyti, kad tas daiktas yra interaktyvus ir kad aš kiekvienu atveju galiu ką noriu daryti ekrane. Idėja kilo, kitokia negu aš prieš tai galvoju, aš galiu tai, sakykime, įtakoti ar ne, perrašyti, pakeisti ir panašiai. Lygiai taip pat jūs, jeigu aš kažko neparodysiu, bet jūs kiltų klausimų, ar tas įrenginys gali tą ar tą ar ne, bandysim, darysim, žiūrėsim, kaip tai gausi. Tai visi matot, jeigu kas nors nematys šiltelkis ar dar ką nors pasakykit, nes tiesą sakant, jums, kurie sėdi truputėlį arčiau ir kampu, gali būti ne visuomet patogu, ypač kai aš čia pirmyn atgal vaikštinėjau. Taip, tai vėlgi, kadangi tai yra kompiuteris, tai mes turim tą, ką turim visur kitur. Turim Office paketą. Šiuo atveju, pavyzdžiui, PowerPoint'ą, turim Word'ą, turim Excel'į ir visą kitą. Paleidimas vėlgi
lygiai toks pat kaip ir visur, jokių stebuklų nėra. Valdyti lengva, mokat naudoti kompiuterį, mokėsit naudoti šitą įrangą tikrai. Taip, persukimo skaidrių, iš šoną pabraukiau ir viską. Vėlgi, jeigu esat toliau, nenorit kažko daugiau, sakykime, pasakoti arba rašyti ekrane, galit paėjėti toliau, galit naudoti nelietuviškai, tai pointerį, palietuviškai pultelį, jo, kuris perjungė skaidrės lygiai taip pat. Netgi skaidrės, jeigu aš neklystu, galima ir šituo pulteliu, kuris iš esmės primena televizoriaus pultelį, aš netgi pabandysiu. Valio, veikia. Aš jį ir naudosiu tam tikrais atvejais, turėčiau rankų. Vis drąsiau jaučiuosi, kaip sako žmonės, tai kažką, tai drąsiau. Taip, čia yra keletas pavyzdžių, ne tik iš mūsų, sakykime, ne tik iš Lietuvos, bet ir kitų mūsų atstovybių. Tai vėlgi, panaudojimo spektras labai platus. Tai yra, pradedant, jeigu kalbam grynai apie švietimą, pradedant nuo darželių, kas irgi jau yra ir, sakykime, netgi toli labai nereikia ieškoti, ta pati Estija, ten darželiai pakankamai intensyviai diegia tokias naujoves. Lietuvoje jau po truputėlį lygiai taip pat. Domisi darželiai, ypač tie, kurie turi programatikos klases, kurie turi pradinės klases ir panašiai. Tai va, po to einam aukščiau, žinom, pradinė mokykla, vyresnių klasių mokiniai ir taip toliau. Tai vėlgi, dar aukščiau lipant, mes turim aukštąjį mokslą, ar ne, kur lygiai taip pat tie produktai yra naudojami ir jeigu jie parodysiu, kaip jie palengvina šiuo atveju mūsų gyvenimą. Taip, dabar toks pastebėjimas tuo įrenginiu naudojantis, kadangi tai yra kaip televizoriaus pultelis ar ne, tai reikia dažniausiai nukreipti į tą vietą, kaip mes leidžiame. Taip, čia keletas tokių frazių, aš jų neskaitysiu, keletas perskaityti, kas nežiūri, galiu padidinti truputėlį, kadangi tai yra iš esmės interaktyvus daiktas. Va, bet pagrindiniai dalykai vėlgi. Atėjus į auditoriją, tikriausiai susidurime, būna, demonizuota auditorija, daryti ką nori, kaip nori, ne visuomet pavyksta juos užkrėsti, ne, ir jiems įdėkti tai, ką norite. Tai motyvacija yra svarbus dalykas, turinys labai svarbus dalykas, kaip mes patikėm, kaip mes darom, bet interaktyvumas vėlgi tai suteikia tam tikrų privalumų, kurių mes neturime, jeigu tiesiog stovim tokį ir lygiai taip pat spaudžiam next. Tai yra, rodant interaktyviai vėlgi, aš dabar kalbu nieko nerodau, jūs taip pati pradžia prezentacijos, jūs žiūrite į tą pusę, bet praėjus kažkuriam laiko tarpą jūsų dėmesys gali mažėti, ne? Tai jeigu aš antrą prezentacijos dalį rašysiu, braižysiu ir visą kitą, tai tikiu jog jūs tikrai žiūrėsit, ką aš darau, kaip aš darau ir panašiai. Ir turim patirties su mokyklom, kaip pavyzdys, ar ne, mokykla Vilniuje nusipirko 4 interaktyvias lentas, nuvažiavom po 3 savaičių, pasižiūrėti, kaip jiems sekėsi ir taip toliau. Tai mokytojas sako, taip, mokiniai žiūri, jiems įdomu, jie patys nori ateiti, nori paliesti ir naudotis. Kažkas skeptiškai pasakė, kad ne, čia naujas įrenginys, tai tikriausiai dėl to, kad naujas įrenginys, visi ir nori po kurio laiko praeiti. Nuvažiavom po 4 mėnesių, situacija niekiek nepakitusi, mokiniai vis tiek žiūri, stebi, jiems įdomu, jie dalyvauja. Tai interaktyvumas yra svarbus. Vėlgi, įrankių interaktyvų mes turime, ne tik tai ekraną turim ir kitokių, bet ką norėsiu parodyti, tai kad turint interaktyvų ekraną, ne projektyvinę sistemą, tai daryti daug paprasčiau, daug lengviau. Priešingai reikia, aš galvoju į viršų, tai sekanti atgal, bet negaunasi priešingai. Taip, ir vėlgi programinė įranga. Tai aš pademonstruosiu tai, kad jau atkeliauja komplekte, ne, kokia programinė įranga, ką su ją galima nuveikti, bet tai yra kompiuteris. Tai yra galimybės dalykas. Jeigu jūs radot kažkokią programinę įrangą kitokią, kuri jums tinkama, galite panaudoti, galite diegti, instaliuoti ir naudoti lygiai taip pat. Tai vėlgi, visiems visą laiką sakau, kad neapsiribokit ir tai yra, nėra įrenginys, kuris atsibodas, mes atvedam, pastatom ir viskas. Tai yra kompiuteris, į kurį jūs galite diegti programas, kokias tai norite. Lygiai taip pat, kai įsigijate savo kompiuterį, arba darbinį gaunate,
lygiai taip pat. Būna kažkokia programinė įranga, bet visą kitą susidėti iš patys. Taip, ir kaip ir sakiau, kas tai yra? Mes visi aktyvintų, norėčiau atkreipti dėmesį į tokį dalyką. Taip, tai yra šito įrenginio pavadinimas, nes dažniausiai tikslas parodyti, kad tai yra ir pasakyti, kad tai yra Prestige multiboard, net smartboard ar dar kažkas, dėl to, kad smartboard yra kito gamintojo prekinis ženklas, bet įprastai kaip ir su Panthersais, ar ne, nes nesauskelnėm vadinant, bet Panthersais tos dalykus. Tai šitoje vietoje mano noras atkreipti dėmesį, kad šiuo atveju interaktyvus ekranas, interaktyvi lenta ir Prestige multiboard. Taip. Ką mes turime dar? Taip, lietimo jautrus ekranas, visi kiti dalykai. Ir kaip ir sakiau, statiškos skaidrės yra vienas dalykas, bet mes galime, turėdami interaktyvų ekraną, su juo daryti daug daugiau dalykų. Taip, trumpai evoliucija tikriausiai irgi žino, nuo ko prasidėjo, kas vyko ir panašiai. Galiu pasakyti iš savo patirties. Aš, kai pradėjau mokytis, tai pas mus buvo... Taip, padarysim pieštuką. Pas mus buvo, tokie dalykai, buvo technologijos naujovė didžiausia universitete. Tai net projektorių iš tikrųjų tuo metu nebuvo. Kai aš mokiausi, buvo tik tai, irgi projektorius pavadinkime, bet kitokio lygio, ne? Po to viskas judėjo, aišku, toliau. Atsirado projektoriai ir dar vėliau pirmas bandymas padaryti interaktyvumą, ne, ekrane. Tai pirmas bandymas buvo projektorinės sistemos, kurios ir dabar dar yra, bet tai buvo vėlgi pirmas bandymas. Antras bandymas, kur kas, sakykime, sėkmingesnis, lengviau valdomas ir priimtinesnis, tai yra interaktyvus ekranas. Kodėl? Todėl, kad nėra jokių kalibracijų, nėra jokių šešėlių, kitų dalykų. Vėlgi aš parodysiu po to skaidrėje tuos niuansus, kurie skiria šitą įrenginį nuo kitų įrenginių. Taip, tai tie niuansai iš esmės, kas naudojant interaktyvias lentas tikrai susidūrė, tikrai žinot, kas tai yra ir kodėl tai yra. Tai vėlgi šešėliai, kai žmogus atsistoja ir projektorių šviesa yra užstojama, jis jau nebemato, kas vyksta. Kalibravimas, aišku, būtinas, kai tai yra mobilus sprendimas, jeigu tai ant sienos pakabintas, galbūt tai nėra pats svarbiausias dalykas ir dažnai reikalavimas. Blankus neaiškus vaizdas, lygiai taip pat. Čia visur užtrauktos užuolaidos, jeigu mes turėtume atitrauktos užuolaidas, saulėtą dieną, vėlgi turėtume problemų žiūrėdami, jo labiau tokioje dideliai auditorijoje. Ne? Lempos keitimas. Vėlgi, ne visi pagalvoja apie tokį dalyką, ypač įsigydami. Pasižiūrė interaktyvi lenta, projektorius, visi kiti priedai, kaina tokia, o kad po metų arba kas metus ar kas pusantrų metų reiks keisti lempą, kuri kainuoja vėl 1000 ar truputėlį gal mažiau eurų, tai niekas apie tai nepagalvoja. Tai va, ir laidai kabeliai, vėlgi, mes laidų kabelių irgi neišvengiam, bet iš esmės galim turėti tik vieną vienintelį elektros kabelį ir nieko daugiau, ir puikiausiai viskas veikia. Taip, išdidinom ir dabar sužiūrėsime variantą. Taip, šiuo atveju vėlgi, jokių šešėlių, galiu stoti kaip noriu, kur noriu, matau, ką rašau, kaip rašau, ryškus aiškus vaizdas, kalibravimų nereikia, vėlgi lempų kaštų paslėptų dar kažkokių nėra ir viskas integruota. Tai yra tai, ką aš dabar leidžiu, viską leidžiu iš integruoto kompiuterio. Ir gal nuo tos skaidrės pradėkime iš tikrųjų apie patį įrenginį. Jo panaudojama truputėlį vėliau, bet pats įrenginys, kas tai yra ir ką Prestige siūlo iš esmės. Tai vėlgi turim
detalus ryškus vaizdas, viskas tvarkoj, 6 taškai, viskas tvarkoj, po to pamatysim, kaip jie veikia ir kam jie gali būti reikalingi. Tokie dalykai, kuriuos aš labiau atkreipiu dėmesį, tai vėlgi, ilgaamžis paviršius. Tokie įrenginiai, vėlgi, tai nėra namų televizorius. Iš karto pasakau. Viena dalis tai yra TV paneliai, kur yra profesionaliai, jos veikimo resursas yra numatytas labai ilgas, bent jau 5 metams. Kita dalis, kad naudojant kiekvieną dieną, liečiant nebūtinai pirštu, liečiant galbūt, sakykime, kitų daiktų, galim išbandyti, ar ne. Liečiant kiekvieną dieną, vėlgi, gali susipražyti, sudėvėti ir taip toliau. Tai dėl tos priežasties šitos gaminys yra padarytas taip, jog priekyje yra įdėtas grūdintas stiklas. Tai nėra tiesiog, kaip mes ateinam prie savo televizoriaus ir paliečiam pačią TV panelę, ne, tai yra grūdintas stiklas ir kad tai rodyt, kad tai yra tvirtas dalykas, aš galiu tiesiog padaryti kažkaip taip. Ir nebijot, kad šitas netiks daiktas, kuriuos nors atsitiks. Tai šitoje vietoje vėl nerekomenduotina lėšyti plastukų dar kažkokių dalykų, bet jeigu netyčia kažkas atsitinka ar ne va tokio, nenumatyto, kažkoks didesnis smūgis ir panašiai, tai nebėda, gali nebijoti. Ir kad įvertinti arba parodyti, sakykime, skaičiais tą dalyką, vėlgi, kai kuriems žmonėms patinka tiesiog pamatyti, kai kuriems žmonėms skaičiukai daugiau pasako. Tai va, tai yra tokia skalė pasaulyje, ar ne, kuri yra pagal, va, radau, mineralų kietumas. Va, ir tikriausiai kažkas ir žinom šitą dalyką, ne? Tai va, tai pagal tą kietumo skalę šitas stiklas, kuris yra uždėtas ant šitos interaktyvios lentos, atitinka 7, ar ne, reikšmę. Palyginimai, kad turėtume su kuo palyginti, vėlgi deimantas, pats stipriausias mineralas, ar ne, jo jisai skalėje yra, pasakyti, jo didžiausia reikšmė, tai yra 10. Tai tikrai patvarus patikimas dalykas. Kaip sakot? Galbūt. Taip, dabar vėlgi, pagamintas tarnauti, kaip ir sakiau, tai nėra namų televizorius, tai yra pramoninis dizainas, pramoninė panelė, kuris skirta naudoti ilgai ir laimingai. Konkrečiai šito įrenginio, kurį mes matome, resursas pačio ekrano yra 80 000 valandų. Įprastai, sakykime, pats populiariausias dydis Lietuvoje, kuris keliauja į mokyklas, į įmonių biurus ir panašiai, tai yra 65 colių. Tas modelis turi 50 000 valandų resursą, tai sakykime, tą 50 000 valandų. Netgi kiaurą parą naudojant, mes turim 5 metus. Vėlgi, su 80 000 valandų resursų mes turim tikrai labai ilgą laiką. Tai vėlgi, ką tai parodo, tai yra ilgalaikė investicija. Tai nėra taip, kad mes nusipirkom, po metų kitų baigėsi garantija, sugedo, dar kažkokie dalykai įvyko ir viskas. Ne, jokių būdų, investuojam, naudojam, jo labiau, kad, sakykime, standartinė garantija yra 2 metai, jau pamelavau. Taip, standartinė garantija, kaip ir sakiau, 2 metai, galima išplėsti iki 5 metų. Tai vėlgi 5 metus, be jokio vargo, galima naudoti, žinant, kad bus, jeigu netyčia kažkas ir atsitiks, kompanija prisidžio atvažiuos, remontuos ir viskas bus tvarkos. Šitoj vietoj, vėlgi noriu dar vieną dalyką pasakyti, iš patirties. Dažniausiai būna taip, atvažiuoji kažkam, rodai prezentaciją, rodai, kad tai yra Prestigio gaminys, ir iš tai matau, Prestigio. Nuomonių yra vairių, vieniems produktai ir jų kokybė ir viskas patinka, kitiems galbūt mažiau, ypač tiems, kurie renkasi taip vadinamus pigaus segmento produktus, bet kaip aš ir sakiau, ir visiems kartoju,
Tai yra du skirtingi dalykai. Nieko bendro tarpusavy neturintis. Tai yra Prestige consumer electronics, taip vadinama dalis, ir Prestige sprendimai. Šitie produktai yra kokybiški, patikimi ir kaip pavyzdys galiu pasakyti, vėl bus ten sekančios skaidrėje įrašas. Pats Prestige nuo nulio šito produkto negamina. Tai yra, sakykime, OEM gamintojas, kuris gamina tuos produktus Prestige. Yra kompanija, kuri parduoda ir pagamina per metus daugiausia interaktyvių lentų, yra numeris 1. Toj srity pasaulyje ir tiek pagal kokybę, tiek pagal vienetų skaičių ir panašius dalykus. Ir dar keletas kompanijų pasaulyje būtent tuos produktus taip pat siūlo kitose, sakykime, kontinentuose, kurie yra jau nebe su Prestige ženklu, bet, kaip ir sakiau, tai yra numeris 1 gamintojas pasaulyje. Taip. Kalibravimą kalbėjom, ar ne, intuityvus valdymas vėlgi, visi žinom, kad 2 pirštai padidinam, 2 pirštai sumažinam, viskas kaip ir veikia. Jokių paslėptų išlaidų, vėlgi lempa, kiti dalykai, nieko tokio nėra. Čia turiu trumpą filmuką, kadangi laiko tikriausiai daug nebus. Tai mes tiesiog keletą niuansų. Tai nėra visiškai švietimas, ar ne, tai yra tiesiog bendras filmukas, kurį sukūrė mūsų kolegos iš kitos šalies. Nes tam tikrų dalykų aš tiesiog šiandien nerodysiu, tai pamatysit, kaip tai gali būti ir gali atrodyti. Vėlgi svarbus dalykas programinė įranga, kuri yra naudojama, kuri palaiko, kuri nepalaiko tos dalykus. Kaip lietimų jautrų ekraną. O, irgi įdomus dalykas. Nepataikau. Vizualumas. Atitinkamas turinys, atitinkama programinė įranga. Ir manau, kad ir šioje vietoje vėlgi paprastas pavyzdys, rodžiu prezentaciją, paspaudžiu, sakykime, mygtukelį, rodžiu filmuką, dar kažką. Vėlgi, interaktyvu, plius rodydamas tą vaizdo medžiagą, vėlgi aš galėjau sustabdyti, galėjau ant jos kažką parašyti, paprašyti ir panašiai. Taip, žiūrėjom, toliau specifikacijos ilgai reikia neužsibūtų, manau, kad specifikacijos nėra svarbiausias dalykas, svarbu, kad tai veikia ir veikia gerai, kaip ir sakiau, galiai yra kompiuteris integruotas, tai vėlgi nebūtina savo nešiotis, pasijunginėti. Galima kabinti ant sienos, galima kabinti ant stovo, didesnio, mažesnio, kompaktiškesnio, pagal poreikį. Dabar dėl tos investicijos, sakykime, vėlgi, ilgai galvojau, kaip parodyti tą, sakykime, pasirinkimo galimybę, ar ne, nes vėlgi iš patirties sakau, susiduriam su tuo, kad lyg ir interaktyvi lenta, bet projektoriaus geras daiktas, norisi naudoti, sakykime, pamokose, paskaitose ir panašiai, mokytojams dėstytojams, bet visuomet atsiriamėme į tą, kad visi maždaug, bet čia brangu, ar tikrai vertas, o gal paprastą ekraną, o gal projektoriaus užteks ir panašiai.
Tai šitoje vietoje tiesiog norės pabandžiau tokią paralelę padaryti, ne? Yra du taškai A ir B, reikia iš vieno nukeliauti į kitą. Labai paprastas dalykas. Tai va, galim rinktis patį paprasčiausią būdą, pigiausią, ne? Galim rinktis truputėlį lengvesnį arba galim dar tobulesnį būdą, sakykime, judėjimą. Bet vėlgi, kas tada gaunasi? Sakykime, pirmas paveikslėlis tai realizuoja komfortą, antras paveikslėlis realizuoja laiką, kurį mes sugaišim, kiek pinigų mums tai kainuoja. Antru atveju taip, viskas yra geriau, komforto daugiau, laiko mažiau, pinigų galbūt truputėlį daugiau. Trečiu atveju, vėlgi, turim ne patį pigiausią variantą, ne, bet turim laiko pranašumą ir turim komforto pranašumą, ne? Tai vėlgi, jeigu taip žiūrėti labai paprastai, ar ne, ir lyginti tarp tų visų dalykų pliusus minusus, tai yra kuris daiktas geriausias, ar ne, įsigauna pliusą, nes įsigauna minusą. Tai šitoje vietoje matytume, kad čia turi pliusą, tai faktas, visur kitur tikrai minusas, nes suma yra suma. Vėlgi, jeigu lygintume laiko sąnaudas, tokiu atveju gautume truputėlį kitokią situaciją. Ir vėlgi, jeigu vertintume savo komfortą, patogumą, vėlgi turim labai paprastą dalyką. Tai vėlgi susimavom pliusus minusus. Sveikatos vėlgi. Čia klausimas. Tai tie atstumai tikrai dideli, gali priešingai gauti tą sveikatą. Tai vėlgi, tam tikri dalykai, vėlgi, į kuriuos dažnai nesižvelgiam, ne, kitą kartą tiesiog tas papildomas pinigėlis ar ne, jisai duoda tam tikrų tų dalykų, kurie yra dažnai nesvarbesni, negu kad sutaupom. Taip. Ir, kad neatrodytų, kad mes veltui kalbam, tiesiog kalbam, nieko manęs padarė ir tai dėl tam tikrus skaičiukus, kad parodys, kad tai jau vyksta, ar ne, kad prisidėjo savo produkciją Lietuvoje diegia, pardavinėja, tai šiuo atveju mes turim 5 interaktyvias platnes, kas tai yra interaktyvus ekranas, Prestigio Multiboard, tai yra Prestigio Visconti planšetinis kompiuteris, su klaviatūra ir pelyte, arba atjungti galima, tai yra kaip normali darbo vieta. Programinė įranga, kuri juos atjungia, tai yra mokiniai negali nei žaisti, nei daryti tai, kad jiems patinka, mokytas tada jos gali, sakykim, taip nukreipti teisingą linkmę, kad jie daryti būtent tos programinės įrangos pagalba. Ir plius dar mes stengiamės savo sprendimą įtraukti ir Office 365. Nežinau, naudojat, aš vieną skaidrę pasilikau, tiesiog apie tą patį papasakoti. Taip, tai yra klasė, šešta klasė interaktyvi, šešta klasė, šeštas vienetas, iki šio mėnesio pabaigos pat yra Vilniuje vienoje mokykloje. Taip, turim 21 interaktyvią lentą pardavę švietimo srityje, aš verslo, sakykim, sektoriaus neskaičiuoju, ir tiek planšetinių kompiuterių. Kai kurie klasėse, kai kurie atskirai, bet tai yra, sakykim, Prestigio prekinis ženklas. Taip, dabar apie tą klasę, galbūt prabėgsim, o po to vykti reikalų. Taip, klasė, vėlgi, nežinau, ar tai labai aktualu šitai auditorijai, kuriai aš dar pasakoju, tas dalykas, bet tiesiog, kad būtų bendras supratimas įsivaizdavimas. Tai kaip ir sakiau, vėlgi, iš 3 dalių susideda, interaktyvi lenta, multiboardką turim, programinė įranga, kas yra labai svarbu apjungianti, ir planšetinį kompiuterį. Visą tai sudėjus mes turim sprendimą. Čia yra nuotraukos, keletas nuotraukų yra iš tų klasių, keletas nuotraukų iš parodų, kaip viskas vyksta, kaip galima tą dalyką daryti. Taip, ir vėlgi, Prestigio siūlo sprendimą. Tai yra ne kažkokia įranga atskira. Šiuo atveju taip aš pristatinėjau į vieną dalį. Bet bendraja prasme, vėlgi, Prestigio išvietimą eina ir žiūri į tai rimtai, siūlo sprendimą. Ir, sakykime, tam tikri gamintojai, mūsų konkurentai Lietuvoje, jie paima televizorių, uždeda
taip vadinama touch panelė, ir sako, vėl turim interaktyvią lentą, prašom. Tai Prestige šitoje vietoje elgiasi truputėlį kitaip ir siūlo dirbtą sprendimą. Su mumis kartu visą tai daro kompanija Intel ir kompanija Microsoft. Vėlgi, tai tuos pačius sprendimus. Gal raudonas tik iš tikrųjų. Prestige yra vienintelė kompanija, viena Lietuvoje, kuris siūlo visus komponentus, tuos, kur aš išvardėjau, pačiasis kompiuteris ir interaktyvias lentas ir programinė įranga, kuri visą tai apjungia vieno gamintojo, bet aš, sakydamas vieno gamintojo vienintelė siūlo, aš kalbu apie Windowsinę platformą. Ne apie Androidinę platformą, nes mes iš esmės savo sprendimo esame pasirinkę Windows platformą. Nes su Androidu yra programėlė, kiekvieno atveju viskas yra, kas vienam užduočiai yra programėlė, kitai užduočiai kita. Turėdami Microsoft platformą, mes turim galimybę naudoti šitos įrenginius taip, kaip mes naudojame savo kompiuterį. Tai yra nuo iki. Vėlgi, interaktyvi lenta. Tai yra ir ekranas liečiamas, ir kompiuteris integruotas, o dažniausiai nebūna, kad kitų gamintojų įrenginiuose būna tik ekranas, reikia pajunginti per savo kompiuterį. Tai va, ir plius dar galime ir televizorių pasižiūrėti, jeigu labai yra poreikis, nes TV tuneris yra integruotas. Ir kaip ir sakiau, tas gamintojas, sakykime, OEM gamintojas, kuris gamina įrangą, šitą konkrečią įrangą Prestige, yra interaktyvių ekranų gamybos pasaulyje. Vėlgi, OEM gamintojai, kas jie tokie, jeigu kas nors, sakykime, nežino, arba neįsivaizduot, tai kaip pavyzdys, dabar mes turim Dell kompiuterį ant to stalo, Dell, HP, Lenovo, IBM ar dar kažką. Tai nėra taip, kad tos kompanijos ir gamina tos kompiuterius. Iš tikrųjų, šiomas kompiuteris, kaip pavyzdys, gamina galbūt ar keturias kompanijos, arba pavadinkim fabrikai, o tie gamintojai kaip Dell, HP ir kiti, jie tiesiog išsirenka modelį, užsideda savo prekinį ženklą, užsideda programinį įrangą ir kitus dalykus, sakykim. Tarnavimą iš savęs, žinoma, teikia. Tai šiuo atveju gamintojas būtent yra tas, kuris padaro tą geležinę dalį, o visą kitą aptarnavimą, palaikymą ir programinį įrangą jau yra kiekvienas gamintojas savo. Taip, ir palaikymas, vėlgi, kokybė, garantija ir panašūs dalykai. Turim tokį labai gražų skaičiuką, labai tikiuosi, kad tas skaičiukas toks ir išliks. Šiuo ekranu mes pirmus ekranus 2013 gruodžio mėnesį pardavėme. Yra parduota virš 30 tokių ekranų. Iki šio momento turim 0% gedimo. Tai yra ne vienas įrenginys iki to. Visi naudoja kiekvieną dieną, bet per tą laiką neturėjom nei vieno gedimo. Dėl to aš taip drąsiai stoviu prieš jūs ir sakau, daiktas tikrai geras, tikrai vertas. Kiek to, kad aš už jį stovėčiau taip drąsiai, kiek sakykime, ir tos kainos. Taip, galbūt prezentaciją pabaigėm tada iki galo. Ką aš galėjau pasakyti apie Office 365. Mes visuomet, kompanija Prestige, kai kalbam apie tą patį švietimą ir apie sprendimus švietimų, niekada nekalbam tik tai apie geležinę dalį. Mes turim interaktyvią lentą, ar turim planšetinį kompiuterį, ar turim kažkokią programinę įrangą, kuri juos apjungia. Ir mes stengiamės kalbėti iš to IT, sakykime, informacinių technologijų srities žiūrint kaip kompleksišką sprendimą. Tai šiuo atveju, sakykime, Office 365 ką suteikia, tiek dėstytojui, tiek studentui, tai, kad viskas yra vienoje erdvėje, tai gali kiekvienam, sakykime, kiekvienam dėstomam dalykui, kiekvienai grupiai, kiekvienam kursui sukurti savo erdvę darbinę, ten dėti mokomą medžiagą, matyti studentų darbus ir begalę kitų dalykų, ar ne, komunikuoti, dalintis. Ir vienas dalykas, kad tai niekur nevyksta, tai yra
saugu debesyje ir galima jį bet kurio įrenginio ir bet kada pasiekti. Tai nebebus tokių dalykų, kaip ten mano laikais būdavo, kai kažkas nepadarydavo darbo, padarydavo, sakydavo, atsirašiau į viršiuką ir nesidaro. Tai va, tai su, sakykime, dėlant viską į debesį, tokių dalykų tikrai negali būti ir nebus. Ir, kaip ir sakiau, tas komunikavimas yra daug lengvesnis, paprastesnis. Tai šitoj vietoje aš lygiai taip pat turiu galbūt labiau mokykloms skirtą filmuką, bet vėlgi noriu parodyti, kaip tie dalykai yra naudojami, kaip gali būti naudojami. Gal jūs jau naudojate? Ir šitą tai žinau, o gal tai bus naujas. Tai kas čia parodyta, sakykime, pagrindinė idėja yra darbas komandoje, ar ne, visada priėjimas prie duomenų, prie turinio, prie šaltinio. Ir aš puikiai atsimenu, kai aš mokiausi, reikėdavo, sakykime, grupėmis, 3-4 žmonėms daryti vieną darbą.
Tai mes darydavome tam kažkokią savo dalį, kitus siųsdavom elektroniniu paštu, kažkas bandydavo vieną tam sudėti, sujungti, sutikrinti, ar tikrai čia yra paskutinė dalis, ar ne, ir visą kitą. Tai šiuo atveju vėl situacija yra tokia, kad studentai gali tą daryti labai lengvai, vienoje erdvėje, visi pakeitimai bus matomi ir visi bus, sakykime, naujausios versijos visuomet prieinamos. Taip, ir dabar toks, sakykime, turėjau galbūt ir daugiau laiko tam pasilikti, bet tai bus. Turim baltą lapą, turim Prestigio Easy programinę įrangą. Netgi pabandysiu parodyti, kaip čia atrodo. Taip, tai yra Prestigio programinė įranga, kuri iš vienos pusės atstoja lentą, kurią mes turim standartinę, ar ne, ar tiesiog taip vadinamą, nežinau kaip lietuviškai, flipchartą, tai yra didelis sąsiuvinis, kur mes rašom, po to pervertinėjom. Todėl mes čia galime tiesiog paprasčiausiai rašyti. Ir tai yra labai paprasta, nesudėtinga, intuityvu. Vėlgi, kadangi mes liečiam, o lietimas yra vienas iš mūsų, sakykime, sensorinių dalykų, kaip akys, ausys, kvapai. Ir tai yra mums labai natūralu, matom iš vaikų. Vaikams su klaviatūra ir pelė sunkiau dirbti, negu tiesiog ekrane kažką maigyti. Tai vėlgi naudojimas yra tikrai paprastas. Tai pirmas dalykas, ką mes galim pakeisti, tai galim pakeisti paprastą lentą ir puikiausiai pateikti turinį ir, kaip ir sakiau, rašyti ar ne. Tai rašyti žodį, formulę, bet ką. Tai yra viską, ką jūs darote lentoje ar dar kažkur, tai galima daryti čia. Bet vėlgi, paprastoje lentoje, jeigu mes kažką parašėm ar ne, kažką padarėm ir tai yra, nežinau, sakykime, blogai parašėm ar ne tą įrašėm, arba parašėm kelias eilutes ar ne ir kažką praleidom, tai šiuo atveju mes bet kada galim pakoreguoti ar ne, kelti tai, kas turėjo būti iš tikrųjų. Ir vėlgi, aš dabar to turinio tokio, kaip jūs dėstote kiekvieną kartą, kiekvieną dieną ar ne kiekvienoje paskaitoje tokio turinio neturiu, kad pavaizduoti viens prie vieno, bet aš galiu kaip pavyzdys pasiimti tą savo prezentaciją ar ne, ir jeigu mes kalbėjome apie kažkokius tai dalykus, sakykime, tuos pačius, sakykime, motyvacija, dar kažkokie dalykai, tai aš galiu puikiausiai naudoti įrankius, vėlgi tos pačios programinės įrangos. Jūs prieš tai matėt, kad aš keletą kartų pasižymėjau vieną kitą tekstą, tai buvo lygiai taip pat Easy Note programinė įranga, kuri ją, sakykime, pavadinkim, nuleidus žemyn ar ne, atsiranda jos įrankiai pagrindiniai viršuje, kuriuos galima panaudoti. Tai šiuo atveju, sakykime, jeigu man kažkokie dalykai yra svarbus, ką aš norėčiau perkelti į tą darbinę erdvę ir su jais kažką padaryti, tai aš galiu tai labai lengvai ir nesunkiai įvykdyti. Vėlgi, jeigu mes kalbėtume apie, įsivaizduokim, kad tai ne lietuviškai ar ne, o jeigu tai būtų anglų kalba parašyta ar ne, ir mes norėtume kažkokią tai užduotį padaryti, kad studentai įrašytų žodį ar kažkokį kitą dalyką, vėlgi, paprasčiausią užduotį padaryti, sukurti, mums reikia, nežinau, sekundžių. Vėlgi, visą tą dalyką aš darau, kaip pasakyti, čia ir dabar, tai nėra, kad aš ten ruošiausi, įsidėjau tą paveiksliuką ir taip toliau, noriu parodyti, kaip tai yra paprasta. Įrankių juosta yra irgi lygiai taip pat intuityvi, mes turim pieštuką, rašiklį, turim trintuką, turim kokios tai, sakykime, įrankius, su kuriais galim gerokai greičiau ir paprasčiau nubraižyti figūras. Jeigu mes apskritimo įprastai ranka gražiai nupiešti negalim, šiuo atveju mums padeda tą dalyką padaryti, ar ne, programinė įranga.
Ir visi tie dalykai vyksta labai lengvai, labai paprastai, vienu ar dviejų pirštų paspaudimu, ar ne. Ir kaip ir sakiau, viską galim keisti eigoje, pasirinkom ne tokią spalvą, pakeitėm spalvą, tokią ir panašiai. Ir vėlgi įtraukti viską galim iš to, ką turim, ką matom. Tai yra prezentacija, jeigu mes turėtume, sakykime, turėjom internetinį puslapį kaip pavyzdys, ar ne, jeigu man reikia kažkokios medžiagos iš to dalyko, vėlgi aš bet kada galiu visą tai panaudoti. Galiu vaizdo medžiagą įkelti, jeigu reikia, galiu garso medžiagą. Galiu įrašyti visą tai, ką aš čia darau ir ką rodau. Ir reikalų esant netgi atkartoti visą tai, kas čia buvo daryta nuo iki. Tai vėlgi, parodyti visų tų galimybių, galbūt taip lengvai neparodysiu, ar ne, pagrindinis dalykas, pagrindinė mintis, tai yra tai, kad tai yra iš esmės vaizduotės reikalas, kaip panaudoti tą įrankį. Nes yra įrankis, sakykime, yra programinė įranga su tam tikrais įrankiais ir kiekvieno atveju, pavyzdžiui, kiek aš susiduriu, kiek jau yra naudojama tai įranga, tai vieni mokytojai vienaip tą dalyką daro, kiti kitaip, bet, sakykime, vieno tokio visiškai, kad tik tai taip ar anaip nėra, o pagrindiniai dalykai vėlgi, mes galim puslapį prisikurti kiek norim, kas ir kodėl svarbu, sakykime, šiuo atveju šiai dienai, ar ne, kodėl rašyti ne ant paprastos lentos ar kažkur tai, o kodėl rašyti elektroninį variantą. Ne? Labai paprastas dalykas, tam, kad galėtume visą tai turėti, išsaugoti ir dalintis. Kaip pavyzdys, ar ne, mes kalbame apie kažkokią tai, nesvarbu, kažkokią tai skaidrę jūs rodote, ar ne, mes tą skaidrę aptarinėjom, reikia iš skaidrės, sakykime, vienos, galbūt informacijos nėra pakankamai, reikia ją ar aptarti, ar analizuoti, ar dar kažkokius dalykus daryti. Vėlgi, mes komentarus visus susidėliojam, surašom. Paskaitos pabaigoje visą tai, ką mes padarėm, mes visą tai galim kuo puikiausiai išsaugoti arba tos programos formatu, arba, pavyzdžiui, pasiimti labai paplitusi formatą kaip PDF ar ne, ir išsiųsti visiems studentams, apie ką kalbėjot, ką rodėt, kokia prezentacija, kokie pagrindiniai momentai, į ką reikia atkreipti dėmesį ir panašiai. Tai vėlgi, visą tai jūs galite padaryti ir, kas svarbiausia, po viso pasidalinti tą informaciją. Vėlgi nežinau, kaip visą tai vyksta, kokia ta virtuvė yra šiai dienai. Aš, sakykime, savo laiku atsimenu tokį dalyką, kad mums tekdavo pakankamai daug rašytis į sąsiuvinį ten ir panašiai. Tai nežinau, kaip kitiems, bet man asmeniškai tai būdavo taip. Aš arba klausau, arba rašau. Jeigu klausau, tai girdžiu ir deduoti į galvą, jeigu rašau, tai aš negirdžiu ir nieko į galvą nesidedu, aš svarbu mechaniškai kažką susirašau, turiu, po to paskaitysiu. Tai va, šiuo atveju vėlgi visi dėstomi dalykai, visą tai gali būti išsaugoma, panaudojama ir dalyjamasi su studentais. Kitas dalykas, vėlgi tam tikri specifiniai dalykai, tai jeigu kalbam apie kitus įrankius, kurie palengvina lygiai taip pat, sakykime, gyvenimą, daugiau ar mažiau, tai jie irgi yra. Ir vėlgi, be viso to, vėlgi, kaip ir sakau, nesu dėstytojas, nesu mokytojas, man sudėtingiausi tie dalykai, kai reikia kažką iš tos srities parodyti ar ne, tai visi taip sakant, visos žinios tos nėra tiek gilios, ar ne, ypač po tiek laiko pabaigus mokslus universitete ir mokykloje, bet iš esmės vėlgi mes turim formulių atpažinimą, kurį galime naudoti. Mes turim tuos pačius, ne šitą, turim
funkcijų grafikus, sakykime, vietoj to, kad kažką braižyti, paišyti ranka. Tai vėlgi, galim tą dalyką padaryti daug greičiau, daug paprasčiau, įvedam reikšmes ir automatu gaunam atsakymą. Tai va, ir kaip ir sakiau, laikas truputėlį spaudžia, dėl to dabar bandau greitai atrinkti, kurie įrankiai būtų įdomiausi ir sėkmingiausi. Taip, vienas iš įrankių yra, dabar nesukonfigūruotas, yra paskaitos įrašymas. Paskaitą galima įrašinėti ne tik tokiu būdu, kurį mes turim dabar čia, šiandien, bet šią programinę įrangą paskaitą galima įrašyti kitų būdų. Jeigu turit, kaip čia kameroje, mikrofoną, ne, ir turim EasyNote, tai galim labai paprastai visą tai, ką mes piešiam, įrašyti vaizdo formatu, mūsų balsas girdėti taip pat. Ir vėlgi, jeigu tai yra, sakykime, kaip čia išsirengti renginius, kurie studentai negalėjo dalyvauti, dėl vienokių ir kitokių priežasčių, mes galim įrašyti tą paskaitą ir ją turėti galimybę perklausyti ir pamatyti. Tai va, aišku, jūs turite įrangą truputėlį kitokią, kuri galbūt netgi, sakant, ir geresnė, ir geriau veikia, bet tai būtų vienas iš variantų. Taip, tai, kaip ir sakiau, to laiko prezentaciją daugiau užtrukau, negu kad čia norėjau ką parodyti, tai galbūt klausimų kažkokių turit galėtume pabandyti pažiūrėti. Atsakyti tos klausimus. Ar viskas aišku? Prašau. Nu, vat, kol šitą lentą gulėjo ant stalo, tai ją suvaldyti buvo paprasta. Dabar jūs maždaug 30 kartų užstojo vaizdą ekrane. Ar nebūtų galima, nežinau, galėjau ir rastų, jeigu nėra, tai kodėl nėra, lazerį valdyti, valdinio rodiklį, šitą viską, ką standartinį sukiauti, išpildyti, spaudyti, nes jūs sustoja. Aš suprantu, kad aš suprantu, kad tam tikrą veiksmą atlikdamas aš tikrai užstoju, bet šitoj vietoje vėlgi gaunasi taip, kad tas susėdimas, tas idealus, tai yra, kai auditorija sėdi priešus lentą, ar ne? Tai iš vis neužstoti, tikriausiai nėra įmanoma, ypač tokio didelio, bet dabar nepamirškim keletą dalykų. Lazerio pagalba mes galim skaidrę prasukti, galim, jeigu reikia kažką apibrėžti, lazeriu manau, kad mes tikrai apibrėžtume. Bet jeigu mes kalbam apie tokį dalyką, kad reikėtų parašyti žodį, formulę ar dar kažkokį tai dalyką, ar ne, tai pabandykite įsivaizduoti, kaip jūs tokį žodį išraitytumėt lazeriu. Manau, kad tai būtų... Tų lentų mokytas turi savo planšetę ir tenai tą patį darbą mato ekrane. Jo, šiaip galimybė, sakykime, kažką daryti, taip, yra tokia galimybė, yra programinė įranga EasyConnect šitoje lentoje, galit arba telefonu, arba, kaip jūs sakot, planšetinių kompiuterių prisijungti, jūs matot tuomet visą vaizdą, kuris yra čia, ir lygiai taip pat galit taip, ir rašyti, ir valdyti, ir viską spaudyti. Gal atrašyti, iš to planšetinio kompiuterio galima demonstruoti. Iš planšetinio kompiuterio čia galima demonstruoti, taip. Tik tam reikia vieno papildomo priedo, kuris būtent tą sujungimą padarytų bevėlį. Taip galima. Čia turbūt tam atveju, jeigu yra kombinuota auditorija, arba viena, gal nekombinuota, bet jeigu keičia. Teisingai pastebėjot, jeigu būtų planšetinis, sėdėčiau, skaityčiau, dirbčiau, būtų patogu. Dabar jeigu kombinuota, auditorija turi simptomus. Supratau, kad šitai yra medžiaga paruoštami, tai yra mikrofonas, tai yra išorinį, jos atskirai. Jo, jie pasijungia kaip į paprastą kompiuterį. Kompiuteris yra iš galo, šone ir pasijungia į USB, taip kaip į bet kurį kitą kompiuterį.
Tai, sakykime, šitoj vietoj, kaip tai vyksta, kaip tai atrodo, ten gal Gytis geriau papasakos, tikrai ne. Jo. Tai yra vėlgi, tai yra kompiuteris. Reiškia, ką jūs galite daryti su kompiuteriu, tą galite daryti ir čia. Jokių apribojimų nėra visiškai, kad kažkuri programinė įranga ar kažkuri kamerytė neveiks, nes tas ir tas, ar nebus tvarkyklių ar kažko. Ne, tai yra Windows, tai yra kompiuteris. Viskas, kas ten yra, viskas ir veikia. Taip sakot? Mes prieki turim truputį rimtesnį. Čia, tą kamerytę mes pastatėm, kad auditorija matytųsi irgi. Taip sakant, ar klauso, ar žiovauja, ar dar kažką. Tai dabar transliacijos galimybės sakyti iš kameros. Tai transliacija, ekrano transliacija tikriausiai apie tai kalba. Ne pačio dėstytojo, bet tai, ką jisai rodo ir daro ekrane. Jo. Tai garsas, taip, mikrofonas. Sakykime, šiuo atveju toj kameroje yra mikrofonas. Ir netgi jeigu manęs nemato, aš kalbu ir... Čia gal apie transliaciją aš truputį vėliau pakalbėsiu bendrai, ką galima pritaikyti ir kaip. Aš turiu vieną klausimą, kuris po gero bus aktualus daugumai dėstytojų. Jūs čia demonstravote visą tai, kas yra, sakykime, su specifinė programinė įranga sukurta. Bet, tarkim, yra PowerPoint'o skaidrės, kurias dėstytojai jau turi pasiruošę. Kaip tą interaktyvumą su pačiu PowerPoint'u. O čia jūsų PowerPoint'as. Jo, tai yra PowerPoint'as. PowerPoint'e yra lygiai taip pat yra galimybė pasirinkti, kaip šitą mes patraukiam, šitas nereikalingas. Jo, paleidžiam slideshow ir pademonstruoti, kaip galima būtų išnaudoti pačią PowerPoint'o galimybės piešti ant skaidrės. Jo, tai PowerPoint'as, bet šitos, sakykime, aš nenaudoju šitų įrankių, kuriuos visai naudojau. Taip, jūs mažinam. Taip, PowerPoint'as turi vieną kartą paspaudus, atsiranda, jeigu aš spaudžiu šitoj pusėje, čia atsiranda įrankių juosta, jeigu aš spaudžiu kitoj pusėje, įrankių juosta atsiranda kitoj pusėje. Nu, tai čia vėl, sakė, geriau manęs šitoj pusėje, tai aš jau atsistosiu čia. Taip, atsitrauksim. Va, lygiai taip pat turim pieštuką, su kuriuo galime daryti tos pačius dalykus. Skirtumas tarp PowerPoint'inio pieštuko ir to, kurį aš naudojau prieš tai, yra tas, jog PowerPoint'is pieštukas, kadangi toj pačioj programai, tai jisai lieka. Tai reiškia, kad mes išjungiam pieštuką, perėmėm į kitą skaidrę, grįžtam į, mes turim viską, ką turėjom. Prieš tai aš tai rodžiau, tai aš rodžiau trumpai. Aš apibrėžiu, tada man reikia keliauti kitur, tas apibrėžimo, sakykime, pažymėjimas dingsta ir mes keliaujam toliau. Šiuo atveju, sakykime, PowerPoint'inis įrankis, jisai turi privalumą tą, kad jisai leidžia išsaugoti ir po visos paskaitos, sakykime, visą tai, jeigu aš dabar ką pripaišiau, paspausiu, kad išeiti, jisai manęs klausia iš karto programa, aš noriu išsaugoti ar ne, aš paspaudžiu, kad tebūnie noriu išsaugoti, ar ne, ir iš karto jau prezentacijoje aš turiu visus tos pažymėjimus, kuriuos galiu kaip originalą išsaugoti, galiu atsisakyti po to dalyko. Ir taip tie įrankiai yra. Ir vėlgi tuos įrankius galima naudoti daug kur. Jeigu mes, pavyzdžiui, kaip pavyzdį pasiimsim, taip, template'as su tekstu. Gal šitas su tekstu tikriausiai. Taip, turim Word ar ne, aptarinėjom kažką toj vietoj, vėlgi lygiai tas pats. Pasiimam įrankį, pasižymim vieną kitą vietą, aptarinėjom kažką, sakykim. Tai tie įrankiai yra ir netgi be specifinės programinės įrangos, netgi Office'as tai turi. Tai šiuo atveju privalumas vėlgi yra tame, kad jeigu jūs atsinešat savo kompiuterį, nenorit naudoti kompiuterio, kuris integruotas čia, atsinešat savo kompiuterį, prisijungiant tiek vaizdą, tiek lietimą, kad galėtumėt naudoti viskas, įsijungiat Office'ą, puikiausiai jau jums be papildomų įrankių interaktyvumas garantuoja. Ir tą failą taip išsaugoti galima ir po to visi, kurie atidarys netgi paprastam kompiuteryje, matys lygiai taip pat ir galės jį redaguoti. Tai yra ta galimybė ir be papildomų
Ir kaip ir sakiau, tai yra kompiuteris. Vėlgi, jeigu yra kažkokia specifinė programinė įranga reikalinga, žinau, braižymo dar kitų dalykų, vėlgi, galima tą dalyką instaliuoti ir naudoti tikriausiai. Kaip pavyzdys, pavyzdžiui, Karo akademijoje naudoja žemėlapius, didelės raiškos, naudoja specialią programinę įrangą, ir taip, jie tą programinę įrangą susinstaliavo interaktyvioje lentoje ir gali nebe projektorių ar dar kažkur, bet atėję gyvai, sakykime, dėti ženklinimus, žymėti, mokytis, strateguoti ir panašiai. Na ir viena tokia smulkmena, turbūt visiems smalsu, kiek tai kainuoja. Apie kokios tai įvykius mes čia šnekam. Bent jau tą prasme paminėti orientaciją į namus. Ja, į namus. Tai yra labai toks baisus dalykas, kad ne? Jo, šito vietoj situacija yra tokia. Dabar jau eurais, aišku. Taip. Eurus, ne? Tai mes dabar turim lygius skirtingus. Pats didžiausias, didesnis, dar didesnis. Ir pavyzdžiausias. Tai pirmas tai būtų, kitas būtų. Siūlyčiau apvalyti. Aš jį tiesiog nukopijuosiu, man bus lengviau. Taip, gerai. Čia bus. Kiek šita lenta? Šita yra pati didžiausia. 54. Šita, ką jūs matote, yra šita. Tai yra šiek tiek brangesnė negu visos kitos. Šiek tiek 3 kartus. Va. Bet vėlgi, sakykime, tas kainos skirtumas, tai yra, dėl dydžio tai natūralu, kad taip. Yra kitas dalykas, čia šitą lentą turi, kaip vadinama, Ultra HD 4K rezoliucija, o visos kitos, visi kiti variantai turi tą populiariausią šiai dienai Full HD, ne, kaip televizoriuose daugumoje turi. O 4K arba Ultra HD tai yra 4 kartus daugiau negu tūkstančių. Tai tiesiog dėl to technologijos, dėl pačios matricos kainos, toks ir yra skirtumas. Matom, kad tarp šitų skirtumai nėra dideli, o tarp to jau didesnė. Tik tai dėl to. Tai šiaip populiariausias dydis, sakykime, jeigu kalbam apie švietimą, kadangi didžioji dalis įrangos yra parduota mokykloms, tai mokyklos dažniausiai renkasi šitą variantą, tai yra klasė 15, 20, 25 mokinių. Dar didesniai klasė jau tada reikia didesnio įrenginio, arba kartais būna taip, kad vaizdą dubliuoja per projektorių, kaip pavyzdys. Tada tokiu atveju gali būti pačios lentos, pačio ekrano dydis mažesnis, bet per projektorių šalia vaizdas gerokai didesnis, ypač pasakyti, auditorija didesnė. O jūs sakėte, kad galima turėti papildomus įvykius, kad man dar pavyzdžiui televizijų. Apie televizorių tai aš minėjau, kad čia yra integruotas skaitmeninis TV imtuvas, pačiame šitame. O sąlygos, sakykime, šonuose išdėstos Taip, ta galimybė yra. Tai kiek HDMI išėjimas vienas, ar ne iš šito? Išėjimas yra vaga vienas, Vaga. bet per splitterį galima tada padalinti. HDMI išėjimų? Įėjimai. Tai iš esmės, panaudojant, taip vadinamą splitterį, galima ekranų pagal splitterio galimybės turėti. Dabar pats kompiuteriukas, jisai su lenta pajungtas per HDMI jungti. Galima sakyti, tai. Nes teoriškai turėtų būti. Jungtys šiek tiek kitokios eina, visiškai nepanašios. Bet technologija principas yra toks.
Bet kompiuteris yra inas vėlgi, tai nėra auto. Studentai labai tvarkingai daug moka, ar iš kur jiems sutartai pagaminti mažesnį. Kas praktika? Nu, geras klausimas. Šiaip, kaip aš jau išsakiau, geležis tai yra tik viena pusė, o yra dar ir kita pusė. Sakykime, programinės įrangos, palaikymas programinės įrangos, ne tik tos, ką mes matom, sakykime, čia Windows, Wordas, Excelis ar dar kažkas, programinė įranga yra viduje, giliai, tai yra mikroschemose ir panašiai, kurios valdo tos dalykus kaip. Tai jeigu kažkas jau pagamino, tai kažkas kitas reiškia irgi gali pagaminti. Atsakymas būtų tikriausiai, kad viskas yra įmanoma. Bet kaip tai įvyktų ir kaip greitai tai atrodytų, negaliu atsakyti. Čia galbūt nereikia labai, kaip pasakyti, susikoncentruoti šitą konkretų gaminį. Tai, ką mes jums pristatom, tai yra aplamai technologijų tendencijos ir tų interaktyvių lentų jau šiai dienai gamintojų yra pakankamai daug. Ar tai bus Prestigio, ar tai bus Smartas, kuris ten, sakykime, šiek tiek brangesnis ir save kitaip truputį dar pozicionuoja. O čia ne tame esmė. Esmė tame, kad tos technologijos šiai dienai jau ateina ir tai yra ne tokia tolima ateitis. Galbūt ateityje tas ekranas bus dar plonesnis, dar lengvesnis, galbūt iš tikrųjų bus dar pigesnis ir kad projektorius pakeis lentos interaktyvios, tai čia yra, 5 metų klausimas. Galbūt šiek tiek daugiau. Ką mes galėtume jau šiai dienai pasiruošdami apie tai, sakykime, galvodami, nusimatyti ir kad įvaldyti tas technologijas, tai reikėtų tiesiog pagalvoti fakultetuose, rašant įvairius struktūrinius fondus, bent po vieną, po kelis tokius įrenginius nusipirkti ir jau pradėti naudoti, kad atsirastų tam tikros praktikos, kad atsirastų kažkokia patirtis, įgūdžiai, kad būtų galima tą patirtim dalintis. Yra negerai, kai studentai eina gerokai priekį, ar ne, kai studentai daug geriau visas technologijas valdo už dėstytojus. Tuose, sakykime, užsiėmimuose tikrai galim pradėti tas technologijas truputį taikyti, naudoti, kas ten, sakykime, planšetinius kompiuterius, kas vaizdo paskaitas įsirašinėja, kas dar, bet tą reikia judėti priekį, mes neturėtumėm sustoti ties tą, kad projektoriui turiu skaidrės PowerPoint, o tuo viskas ir baigėsi. Jau kaip rodžiau, mokyklose jau tas dalykas diegiamas ir juda, tai vėlgi galime įsivaizduoti, kad mokiniai atėję iš mokyklos, matydami, naudodami tokias technologijas, tikėsime, kad tikėsis kažko panašaus, arba netgi geriau universitete. Ir aišku, kad šiandien, sakykime, galbūt kainuoja 10 000 eurų, gal po metų kainuos 6 000 eurų. Bet tai nereiškia, kad reikia ir laukti tuos metus, 2, 3, nes su kiekvienais metais vis tos technologijos keisis, atsiras dar tobulesni sprendimai. Jo, dar kažko tai lauksim. Bus dabar ten quantum, dar kažkokios daug ryškesnės, daug šviesesnės. Vėlgi mes buvom pasistatę šalia kitą ekraną, kuris tikrai ryškiau švietė. Bet tu tą skirtumą jauti tada, kai lyginė, ne, kai tu turi šalia. Dabar kas pasakys, kad šitos lentos ryškumo ar šviesumo neužtenka. Mes čia bandėm visus langus atsitraukti, saulė švietė, tikrai užtenka, viskas puikiai matosi, atrodo. Bet kai šalia pamatai dar geresnį, natūralu, norėtųsi dar geresnį, bet jisai jau tada dar brangiau kainuoja. Ir viskas, čia visur yra kompromisai. Aš sakyčiau, dar net ne nuo to reikia pradėti, o kokius veiksmus atlikus procesą. Kad ir tokia smulkmena, kaip dirbi su studentais, stovėdamas ar sėdėdamas. Jeigu sėdėdamas bus kažkiek kitokius sprendimus, daugelį tikesnė atsistojus. Bet tu šitą lentelą parašiai, esu matęs ne vieną, man čia patiko, kad visą demonstraciją nekartą nebuvo tokia oi, nes plačiau atpagyrimas iš šitos studentus. Be abejo, yra visiškai skirtingi scenarijai. Jeigu mes dirbom tik su nuotoliniais studentais, tikrai prie lentos stotis ir tą daryti, ko gero neverta. Visą tai yra žymiai...
Iš pedagoginės pusės, jeigu yra daug, ta prasme, darbo ir rašymo, be abejo, tas interaktyvumas dėstytojo su lenta, jis irgi neša papildomai studentui, sakykime, koncentraciją, dėmesį, negu vien tik tais kažkas, tai, ar ne, ant lentos yra rašoma. Čia iš pedagoginės pusės taip. Iš, sakykime, patogumo pačiam dėstytojui, galbūt dėstytojui patogiau sėdinti ir paišant su pirštu ant planšetės ar dar kažkaip. Pedagoginės pusės gal šiek tiek klausimas būčiau, nes dirbant su studentais svarbu interaktyvumas. Štai čia tas variantas, kur pasirinkimas interaktyvumą neleidžia. Vėlimas Tai čia mes tik transliuojam, čia yra webcastas. Iš tikrųjų yra galimybė pasijungti per vaizdo konferenciją ir vaizdo konferencijos metu tai būtų tiesioginis ryšys ir tas bendravimas galėtų būti betarpiškas. Tai šitoje vietoje taip, mes čia paleidom transliaciją tiesiog be interaktyvumo. Taip, tai gal taip. O tai visai, kad jis gali dirbti grupės, kontinuitas dėl to transporto kažkaip, tai kaip tada, jeigu du iš karto brėžia? Ar esi sako klaida, ar kažkokį pasirenka filmai? Gali daugiau brėžti. O dabar jau vienas viena sprendami, kitas spaudžia, kitas kitas. Vienintelis dalykas, ką ir norėjau pasakyti, konkrečiai šitą programinę įrangą yra taip, jog pakeitus mygtuką kažko, sakykime, tie visi rašymai, ką aš čia parašiau vienu metu, tai jie veikia su pieštuku. Jeigu vienas rašo, kitas nori trinti, tada jau su konkrečiai šitą programinę įrangą nepavyks. Bet vėlgi yra programinės įrangos kitų gamintojų, kurias instaliavus, kuri nėra prieš pidžio pavadinkime, kurias instaliavus tos galimybės bus. Galės du žmonės vienu metu ir rašyti ir trinti. Tai ką, turbūt dėkui Žilvinui. Ačiū Jums. Dabar mes turim dar keletą tokių trumpų pristatymų. Vienas pristatymas turbūt Vilmo apie ekrano, gal tu papasakok, aš paskui tada pabaigsiu vaizdo konferencijų sprendimai. Truputį paprastesnė tema, kuri vėlgi dažnai reikalinga dėstytojui, reikia kažką nuo ekrano įrašyti, reikia kažką tai pademonstruoti ir tą įrašą studentams, sakykime, nusiųsti greitai. Kad ir paveiksliuką, kad ir, sakykime, ar video kažkokį paruošti. Čia Vilma papasakos truputį keletą sprendimų. Aš labai trumpai, tiesiog, kad žinotumėt, kokios yra galimybės ir pasakyti, kad konkrečiai atvejais tikrai galime kreiptis ir padėsim konkrečiai taikyti. Na, o čia tai tiesiog apžvalga, vaiką čia tu pusę braukt. Su galimybės, su ko prisireikia. Kartais tai tiesiog įrašyti tai, kas yra ekrane. Kartais prisireikia dar kartu, kad girdėtųsi garsas. Na, tarkim, žmogus aiškina, kaip ką padaryti ir tokiu atveju, tarkim, ekranas ir kartu garsas. Kartais yra svarbu, kad, tarkim, būtų ekranas fiksuojamas arba fotografijos, ar ne? Tarkim, štai skaidrė, paskui, tarkim, dvi praleidžiu, trečios fiksavimas ir panašiai. Ir tokiais atvejais yra programinės įrangos, kur aš paskui tą skaidrę galiu pasimti, redaguoti ir po to skelbti, pasidalinti. Taip pat yra, kai tie ekranai
fiksuojami nuosekliai. Tai tada tu galima padaryti klipus redaguojant, apipinant komentarais ir panašiai. Tai tu kam yra tekę žiūrėti pas mus dėstytojams yra prigaminta tų priemonių, kaip naudoti Moodle, tai ten taip pat yra tie būtent ekranai ir plus komentarai. Dabar natūralu, priemonės mokamos ir nemokamos. Žiūrint internete, jūs atrasite jų daugybę. Dabar labai populiaru parašyti 4 pačios geriausios, 8 geriausios ir panašiai. Tai čia taip pat, kad rasite tik internete tiek mokamų, tiek nemokamų. Aš trumpai pristatysiu keletą, tiesiog, kad galbūt norėsit pabandyti, daugelis iš jų yra su tam tikrais apribojimais. Tarkim, norėdami rašyti ekraną, Screen-Cast-O-Matic, ji gera tuo, kad praktiškai nėra specialaus tiesiog tos programinės įrangos įdiegimo, pakanka tik įsidėti startavimo programytę, jūs galite rašyti iki 15 minučių, tai tarkim, edukaciniais tikslais to tikrai gana, nes ilgesnių nelabai kas nori turbūt ir klausytis ir žiūrėti. Taip pat jūs galite įrašyti tiek ekraną, tiek įrašyti ir patys tiesiog įsirašyti, kad matytumėtės kampelyje ir galite skelbti tiesiai į, sakykime, YouTube arba galite atsisiųsti. Kita programėlė, tai yra Blueberry Flashback, ji yra panaši. Pliusas yra tame, kad ji jau neriboja, kiek jūs norite, sakykime, rašyti. Tai tokiais atvejais tik apsiribos, kiek tilps jūsų kompiuterį. Ji kartais naudojama tiesiog įrašinėti tam tikrus procesus, kad jūs galėtumėt stebėti. Ir tokiu atveju ji taip pat yra tuo gera, kad tai irgi nemokama. Dar kita, gana populiari ir tiesiog iš anksčiau, turbūt kai kam žinoma, Cam Studio, ji taip pat yra gera tuo, kad jūs galite ne tik įrašyti, bet minimaliai truputėlį tiesiog redaguoti, pridėti antraštes ir anotacijas. Dabar dar Jing programėlė gana populiari, nes paprasta, intuityvi, tik apribojimas, kad įrašyti iki, aš irgi pasinaudosiu galimybėmis, pieštukais galbūt pasiseks, iki 5 minučių. Ir taip pat galima sudaryti ekranų kopijas, sufiksuoti ekranus ir juos jau tada galite anotuoti, komentuoti ir pasigaminti tam tikras, o dabar jau reikia grįžti prie pelytės. Toliau ekranai. Kas matėte dėstytojams padarytas Moodle priemonės, kaip naudoti Moodle? Tai mes naudojam štai šitą programinį įrangą Wing. Ji gera tuo, kad jūs pasidarote ekranus ir tuomet jau galite pridėti komentarus, galite pridėti mygtukus ir panašiai. Su akantu prisireiks ar konsultavimu ir panašiai, tai esam pasirengę. Dabar dažnai tu prisireikia ne tik įrašyti, bet redaguoti. Tai, ką mes esame tiesiog įrašę. Na ir žinoma, geriausios redagavimo priemonės tikrai nėra nemokamos. Tie, kas naudojat Windows, tai yra Movies,
meikia. Tai ši priemonė yra tikrai pakankamai patogi ir galima sakyti tiesiog intuityvi. Ir dar tokia iš populiaresnių ir paprastesnių, tai yra Kevide Max. Aš jų tiesiog nereklamuoju, bet tai, kas yra galbūt patogiau naudoti. Dabar mokamos. Šitos priemonės natūralu turi daugiau galimybių. Dažnai mes galim ne tik įrašyti, bet iš karto tiesiog redaguoti, anotuoti, panašiai štai kaip čia ekrane iš karto žymėti, anotuoti ir žinom, kad tai jau bus iš karto tiesiog mums įrašyta. Bet atitinkamai yra tų kainos. Dažnai yra tų kaina metams, jie nėra didelės, kaip matote. Aš čia žiūrėjau tų populiaresnių. O taip pat yra jau perkamos licencijos. Ir tokia atveju kainos aišku aukštesnės, bet kai perki daugiau iš karto, tai kaina krinta. Na ir čia keletas tokių populiaresnių, tos, kurios išsilaikė turbūt ilgiausiai, geri atsiliepimai. Tai Smart Pixel, kur taip pat jūs galite įrašyti tiek ekraną, tiek kamerą, galite pasigaminti kaip ir skaidres iš ekranų, gamintis video. Toliau kita priemonė yra Inks2Go. Ji taip pat yra gera tuo, kad štai matot panašiai, jūs galite iš karto žymėti, galite anotuotis tam tikrus ekranus, taip pat štai tiesiog išryškinti eilutes, nes yra pakankamai neblogas meniu. Su pasibandymu jūs galite atsisiųsti, nes su dauguma šitų priemonių turi nemokamas programėlės, aišku, apribotas pasibandymui. Na ir viena turbūt iš tokių su galingesnių ir populiaresnių, tai yra Camtasia. Šita programinė įranga, ji tikrai turi daug galimybių. Ji perkamos yra būtent licenzijos, neprenumeratos metams. Turi tikrai gerus aprašus, gerai užsirekomendavusi, bet universitetas bent jau kol kas neturi naujų licencijų. Mes patys turim kelių metų senumo ir neatnaujintą licenciją. Na ir dabar tiesiog jūs patys, jeigu aš nežinau, aš tikėjausi, kad eisiu pabaigoj, tai maniau, kad padiskutuosim, tai tada Iš tikrųjų, gal turit kažkokių konkrečių poreikių, konkrečių klausimų, sakykime, susidūrėt, kad reikia kažką padaryti ir galvoja daug su kuo, nes priemonių, kaip matot, yra daug. Iš tikrųjų, net ir nemokamų pasirinkimas yra nemažas, jeigu reikia, kad čia priklauso nuo to, kokį sudėtingą scenarijų, kaip jums, sakykime, kažkokią multimediją priemonę sukurti, jūsų koks poreikis yra. Jeigu ten reikia kažko sudėtingesnio, tai tada natūralu ir priemonės pasirinkimui, sakykime, kartelė auga ir tada reikia žiūrėti tų galimybių. Bet jeigu ten reikia elementariai iki 5 minučių tikrai kažką tai rašyti iš ekrano, tai tas pats žingas ten man labai patinka, nes jisai be viso to dar turi ir galimybę iš karto išsaugoti tai, kad tu nukopijavai iš to ekrano tiesiai į tą debesį vadinamą ir tau nereikia rūpintis, kur tas failas pas tave išsaugotas, tu iš karto tą failo nuorodą nusiuntei studentams ar idėjai, tenai, sakykime, į savo puslapį kursą nuorodą ir viskas. Ir tada tas failas studentas ir mato iš karto tą vaizdą tiesiai iš. Kol kas mus kreipiasi tik tai bibliotekos darbuotojai, nes jie dabar kaip tik organizuoja tokius filmus irgi studentams ir dėstytojams, kaip naudotis ir duomenų bazėmis, katalogais.
Tai iš tikrųjų panašu, kad jiems privalu jau tiesiog įsigyti Computation, nes iš tų nemokamų priemonių jau yra per ilgas procesas jiems. Pagal tai, ką, tarkim, yra užsibrėžinti padaryti. Tai yra pačias nuo tokių norų. Tai turbūt viskas. Ir aš dabar truputį dar norėjau pakalbėti apie vaizdo konferencijų sprendimus ir apie priemonės, techninės priemonės, kurių gali reikėti. Gėda, bet buvo atsirašęs. Dar vienas skaidrės Tomas čia yra paruošęs, bet aš jau jam kalbėti neduosiu, nes tai suištinusių žandų, tai pabandysiu. Na, vaizdo konferencijos ar paskaitų, sakykime, įrašymas. Vėlgi, turbūt daugelis žinot, yra paskaitoms, jeigu tik tai su PowerPoint skaidrėm įrašinėti įskiepis Moodle aplinkoj, dirbs įskiepis, ten galima įsikelti savo skaidrės, pasileisti įrašinėti ir tą paskaitą skaityti su skaidrėm įrašyti. Aišku, ten tų interaktyvumo galimybių nebus, ten nebus, sakykime, kažkokių tai interaktyvumas tik tai tekstinėm žinutėm su studentais apsiriboja. Dabar, ko reikia norint tą dalyką daryti? Tai užtenka elementarios Logitecho kamerytės, nebūtinai Logitecho, bet Logitecho mes esam kitų konkursuose jau prasukę, galima pirkti, kainos iš karto irgi apie 80 eurų, 75 beros, jeigu tiksliau, ir pasistačius ant savo kompiuterį tikrai kokybišką vaizdą garsą galėtumėt turėti įrašinėti. Jeigu einant toliau, sakykime, kažką tai tokio mandresnio, norėtumėt daugiau žmonių aplink stalą susisodinti, tokia 3-4 maksimum žmonių grupelė, vaizdo konferencijom rekomenduotumėm Logitech kamerą, kuri kainuoja jau apie 200 eurų. Vėlgi, turi net ir valdymą, šiek tiek sukiotis moka, turi gerą garsą integruotą, vadinamas tas speakerphone'as, kuris leidžia ir įrašyti ir dabar sekantis. Jau dar brangesnis, mandresnis sprendimas, čia tarp kitko, ta kamera ant to štatyvo sumontuota, jeigu tik kamera ir kolonėlė su mikrofonu, kuri čia ant stalo, jinai kainuoja apie 600 eurų. Šiaip rinkoje jos kaina didesnė, kad tų pasisekiau, konkursą gavo pigiau, nežinau, kaip ilgai tokiom kainom mums tiekėjai galės ateiti pasiūlys. Jeigu kalbam apie kambario jau rimtą sistemą vaizdo konferencijom, čia kad įsivaizduotumėt kainas. Ir, tarkim, didesniam posėdžių kambariui reikėtų, mes Santakos slėnį tokius jau sprendimus esam pastatę, CDRU ir jo kaina jau yra 8400. Tikrai brangu. Tikrai brangu ir čia jau tokiu atveju, kai reikia profesionalių sprendimų, integruoti su televizoriais, du monitoriai, panašiai, vėlgi kaina dar didesnė, 11 500. Dabar iš programinės įrangos pusės iš tikrųjų yra su tom paprastom webcam kamerytėm net ir darbo vietai tie sprendimai. Ir aš čia norėčiau pademonstruoti, taip pat prisijungęs iš savo laptopo, kaip galima būtų vaizdo konferenciją organizuoti, jūs pabūsit tais nutolusiais studentais. Aš čia jungsiu šitą kamerą, šitą nematysit. Šičia dar yra paskutinis sprendimas, kurį mes esam jau pabandę sukomplektuoti tokį, samopalą, negražiai sakyti, bet iš tikrųjų pusiau. Kompiuteriukas jau mūsų nupirktas, programinė įranga pirkta, papildomai įdiegta, kamera pirkta, tai toks sukomplektavimas, jisai gaunasi jau apie 3000 eurų, kaip ir mūsų kažkada tai buvo tikslas užsibrėžtas padaryti nešiojamą sprendimą ant štatyvo, kurį galima nusinešti bet kurią auditoriją ir įrašinėti taip, ką mes darom šiandien. Tiesa, šiandien mes čia truputį problemėlę tokią nenumatę ir neįvertinę, kad tos grindys girgždės. Tai jeigu žiūrėsit įrašą, nenustebkit,
šiaip klausantis nelabai tas jaučiasi, kai sėdi čia nais auditorijoje, nes žmogus kažkaip įpratęs filtruoti, bet kai žiūrėsit įrašą, pamatysit, kaip tai režia ausis. Ir kaip tai kliūna tam žiūrinčiam. Tai mūsų tas įrašas nebus labai kokybiškas iš šitos auditorijos, tiesiog nepagalvojom, kad čia gali tai būti. Va. Ir tai yra irgi pamoka, kad jeigu planuojat kažkokią tai paskaitą įrašinėti ir planuojat turėti kaip liekamąją vertę turinti kažkokį produktą, tai reikia iš anksto įvertinti visas sąlygas. Apšvietimo susižiūrėti šiandien, mes irgi filmuojam gana ekstremaliom sąlygom, čia truputį prigesinė tas lempas, čia šviečia tas ekranas, biškių vaizdas tamsesnis, kaip matysit, na, buvo tikslas bent jau kažkaip užfiksuoti tą procesą, kas čia vyks, ar ne? Tai mes jį tokią ilgalaikį kaip produktą nesiorientavom, bet sakėm, kad būtų bent jau galimybė ištransliuoti tiem, kurie negalėjo ateiti ir pasižiūrėti įrašą tiems, kurie norės pasižiūrėti vėliau. Dabar grįžtant prie video. Tai, ką mes čia darėm vat, visą tą transliaciją iš šitos lentos, naudodami video programinę įrangą. Ir aš čia buvau paleidęs ekrano transliaciją, dėl ko va, čia tas visą laiką ekrano kažkur tai maišėsi, dėl to, kad programinė įranga fiksavo ekrano vaizdą ir tas ekrano vaizdas buvo transliuojamas kartu. Dabar aš sustabdysiu ekrano vaizdo transliavimą ir ką mes matom. Mes matom kamerą, su kuria mane filmuoja, tai yra vienas vaizdo konferencijų renginukas. Mes matom kitą kamerą, kuri filmuoja jūs. Tai yra šitame kompiuteryje įdiegta programinė įranga dar vienas vaizdo konferencijų įrenginys. Ir mes matom, aš čia prisijungiau iš savo darbo vietos, dar vieną kamerą, kuri vat, yra mano kompiuteryje įdiegta. Tai aš iš savo kompiuterio dabar norėčiau suimituoti paprastą paskaitą su studentais, su jumis ir parodyti kažkokią tai vėlgi savo kompiuterio ekrano vaizdą. Tai tarkim pasidalinu savo vaizdu. Tai jūs tada turėtumėt pamatyti, taip, display. Nepabandžiau prieš tai ir paaiškės, kad neveikia. Taip, pabandau pasidalinti ekrano vaizdu. Matom naršyklės langą. tą naršyklės langą aš pabandau kažką tai. Kokiu adresu peržiūrėti bus galima? Bus paviešintas adresas. Dabar aš ką noriu parodyti, tai noriu parodyti OpenKTU.lt svetainėje vieną iš pavyzdžių, kuris buvo vėlgi naudojant įrašinėjama matematikų paskaitos, naudojant interaktyvę lentą pasiruošimo valstybiniam brandos egzaminui. Tai šiuo atveju aš pabandau paleisti kažkurią tai iš pamokų. Čia profesorius Pekarskas turbūt ir matysim, kad vyksta, išdidinsiu, dingo, gerai. Kaip? Ne, čia viskas, tuoj sugrąžinsim į savo vietas. Taip, šitą vaizdą norėjau parodyti. Tai matom, čia vat yra video langas, kur vėlgi greitis, nesitikėkit, kad jisai bus toks pat, kaip kad pas jūs kompiuterį, video transliuojamas, jeigu tai yra ekrano transliacija, šiek tiek mažiau kadrų per sekundę, ten eina ne 25, o koks 15, 10 gali būti kadrų per sekundę, kadangi tai yra didesnės raiškos vaizdas, tai va šiuo atveju mes matom, kaip profesorius filmuojamas su panašia kamerytė kaip tenais, tik tai jinai pakabinta kampe ekrano ir jisai rašo interaktyvioje lentoje ir viską, ką jisai rašo, yra atvaizduojama iš karto jau tam didesniam ekrane. Dar vienas dalykas, ką norėčiau iš karto vėlgi parodyti, tai pabandysiu, jeigu man pavyks,
Ne, turbūt, kad nepavyks. Jo, nes aš pasidalinau ne visų ekranų, pasidalinau tik tais Chromo langu. Ekrano man pasidalinti nepavyks. Tiek tos. Ta galimybę praleisim. Taigi, dabar, kur vėlgi iš vartotojo pusės, jeigu aš grįšiu į šitą vietą ir pabandysiu pademonstruoti šitos programinės įrangos galimybės, tai yra galimybė matyti visus prisijungusius prie vaizdo konferencijos, yra galimybė šalia vaizdo konferencijos dar turėti ir pokalbio langą, kuriame bendrauti su studentais, ten, sakykime, žinutėmis ar su kitais konferencijos dalyviais. Yra galimybė pasirinkti, ką mes norim transliuoti, ar mes norim transliuoti visą ekraną, ar norim transliuoti konkrečios programos langą, vat ką aš ten pasirinkau konkrečios programos langą. Vėlgi valdymas kameros, mikrofono, garsiakalbio ir vėlgi papildomai galimybė persijungti tarp kelių skirtingų dalyvių, jeigu jų yra daugiau. Tai visa šita priemonė šiai dienai yra jau integruota su kitų bendru prisijungimu. Ir jeigu jūs, aš dabar Tomai sustabdysiu įrašą gerai ir pademonstruosiu jau toliau, kaip dėstytojas gali į savo kompiuterį susinstaliuoti šitą video programinę įrangą ir ką toliau su ją galima daryti. Tai statom įrašą.